Gerai visi, jau naujieji metai bus. Tai visi skaičiuokime nuo 1 iki 3. Tai neturėtų būti 3, 2, 1, o ne 1, 2, 3. Gerai tas, visi žiūrėkit, tai bus naujieji metai. Skaičiuojam. 3, 2, 1, su naujaisiais metais. Aha, jau naujieji metai, Čarli, gali patikėti? Jo, labai keista, jau naujieji metai. Gerai visi, aš einu į virtuvę, aš nenoriu būti vakarėlė. O Vilniau, nakada Ryžius šneka, jam tik reikia subtitles. Aš nežinau, Ryžius tiesiog pradėjo šnekėti subtitles. Ką aš padariau, kol tu manęs nekenti? Ei visi, juk neturėtų būti naujieji metai, nagi, vakarėlį pradėkim. Aš einu iš čia, aš noriu sausainių. Aš irgi einu į savo kambarį, visi. Aš nenoriu vakarėlio. Gerai, o jūs pasiliksit? Aš geriau eisiu į savo kambarį. Aš einu žaisti Fortnite. O Čarli, mes ir vėl pasilikom prie vieno kito. Pala, aš sėdžiu čia. Ok. Girdi, kažkas prie durų beldžia. Aš einu pažiūrėt. Jo, aš su Ryžiu sutinku. Man tu nepatinki. Aš girdėjau tai. Kas grinai per naujojus metus gali būti prie durų? Labas Vilniau. Ar gali užeiti? Gerai, uždarysiu, žinai, duris. Gerai, Vilniau. Gerai, Vilniau. Tai aš gavau sąrašą nuo mano tėvų, kurie mirė. Ir aš tau noriu pasakyti, kad gavau 90 trilijonus eurus. 90 trilijonai eurų? Ar tiek iš vis pinigų egzistuoja? Ar tu Scrooge McDuck? Aš ne Scrooge McDuck. Aš esu antras turtingiausias lėlė pasaulyje, žinai. Arba žmogus, aš nežinau, bet aš ne žmogus. Antras turtingiausias pasaulyje? Aš galvoju, kad Elon Muskas yra pats turtingiausias, bet jis turi tik 400 bilijonus, o tu trilijonus. Elon Muskas? Ne. Antras esu ir tada yra Mr. Goodman, kuris yra amerikiškas, žinai, pats turtingiausias puppet pasaulyje. Jis turi 167 trilijonus, žinai, dolerių. Aš eurų, bet vis tiek, jis yra, jo, jis turtingesnis už mane. Bet aš gavau savo pinigus, nes mano du tėvai mirė. Iš mano mamos gavau 40 trilijonų ir iš mano tėvo gavau 50 trilijonų. Gerai. O kam tu iš viso atėjai čia pasakyti, kad jau esi triljonierius? Va, iš viso. O kiek pinigų iš vis turėjai prieš tai? Mano šeima yra pilna biljonierių. Mes Piniganavičiai, žinai, Piniganavičių yra šeima. Ir mes biljonieriai esam visi. Tai ir aš turėjau. Tai aš turėjau, ding, 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 500,7 milijardus eurų. Arba bilijonus eurų, bilijono ar milijardo, tas pats skaičius, bet vis tiek. Aš turiu tiek daug pinigų, todėl nes aš turiu banką, žinai, bankas, žinai, vardą Herkaus bankas ir investicija, ir tas man duoda milijardas eurų kiekvieną 2 metus. Nežinau, kol 2 metus, bet aš esu labai, žinai, turtingas. God damn! Ką tu manai apie šitą Čarli, tu nešnekėjai visą laiką? Aš galiu gauti autografą, tu pirmas, grinai, triljonierius esi. O kas iš vis tu? Kas tu ar čia tavo draugas bananas kažkoks? Čia mano geriausias draugas Čarlis. Gerai, bet iš tikrųjų, Herkau, kodėl tu čia atėjai? Wow. Pirma, mano vardas yra ponas Herkus, o ne Herkus. Manęs nevadink Herkum. Jo, nes ponas Herkus yra... Gerai, patilėk, Vilniau. Aš atėjau čia
Todėl nes aš to norėjau pasakyti, kiek dabar kainuoja namas kas mėnesį. Tai aš vien skaičius nuo 100 eurų kas savaitę, bet nepavyko, nes yra mėnesį 4 savaitės, tai 400 eurų per vieną mėnesį, bet aš tada pakeičiau į 2, žinai, tūkstančius ir kablelis 1 centas, žinai, kad mokėtum už namą kas mėnesį. Bet tai yra durna, kad 1 centas, žinai, iš tikrųjų, žinai, politika pakeitė, kad 1 centas ar 2 centų nebebūtų, tai dabar 1 centas neegzistuoja praktiškai, tai aš dabar tiesiog žinai, 1 000 eurų kiekvieną, žinai, mėnesį. Ir jo, tai aš tik norėjau pasakyti, ir atėjau, ir aš gavau trilijoną eurų. Ir aš norėjau pafleksinti. Ir, jo. Gerai, ačiū už tą informaciją. Bet ar tu gali išeiti iš mano namų, prašau? Aš sukūriau banką, žinai, Herkaus bankas yra investicija, HBI. Ir tas bankas, žinai, šitą namą, žinai, čia jų namas, tai reiškia mano namas, tai sumokėk 1000 eurų man. Bet iš kur man gauti 1000 eurų per naktį, per naujusius metus? Aš nežinau. Aš einu ant savo private jet, žinai, švęsti, nes naujieji metai, ir aš triljonierius. Ir dar ateis kažkas kitas paimti pinigų, nes aš, žinai, aš neturėčiau ateiti tavo namus paimti pinigų, nors, žinai, aš esu bilionierius ar triljonierius dabar. Tai, kažkas kitas ateis paimti tavo dalykus. Aš tiesiog išeinu ir pamatysiu kitą mėnesį paimti tavo pinigus. Man iš tikrųjų patinka paimti tavo pinigus. Tai, gerai, iki. Čia kaip man gauti 1000 eurų per naktį. Dabar vidurnaktis, nes naujieji metai yra, žinai, vidurnaktį. Čia tavo problema. Aš išeinu vėliau. Aš žinau, kad mes draugai, bet aš broke, tai aš neturiu jokių pinigų. Iki. Ir dar su naujaisiais metais. Aš turiu paklausti savo draugų, ar jie turi pinigų. Įdomu, kur Maka yra. Aš čia ieškau aplinkui namą. Kažkas girdžiu myžą, turbūt tai Maka. Maka, atsibusk. Ar gali man paskolinti 1000 eurų? Nes man reikia, žinai, sumokėti už namą. Ir tu su savo šeima čia irgi gyveni, tai man gali... Tu užmigai. Gerai. Ką tu pridirbai, Vilniau? Aš dabar savo myžalose esu šlapęs. Atstok nuo manęs, neliesk. Iš ko dabar man gauti pinigus? Maka, aš nežinau, kur jis yra, bet kažkokia pabaisa buvo tualete. Gerai, kad nuleidau tualetą. Žinau, ko paklausti? Dinozaurai. Kam reikėtų 1000 eurų? Aš tiesiog paimsiu iš makarono. Kur mano 1000 eurų? Aš tiesiog ten padėsiu. Gerai, kad makaronas. Mano pinigai dingo. Pasiėmiau pinigus, skaičiau. Štai pasiimkit savo pinigus ir eikit iš čia. Taip greitai? Mūsų bosas Herkus tikrai labai užsidžiaugs. Labai imsiu visus kitus pinigus. Pagaliau sumokėjau tam bankui Herkaus. Ar tam žmogui, kur turiu paimti pinigus. Gerai. Vėliau, žinau, tu paėmei mano pinigus.